Taip, tai sveiki visi, čia ir vėl Žvejys 50 ir šiandieną mes žaidžiam Russian Fishing 4. Parodysiu jums aktyvų karpių Crucian ir Gibble Carp spotą Oldburg Lake. Tai spotas yra 21.67, klipas yra 17. Masalui naudoju Old Pal Cookies and Cream 12 Papa Boil ir Old Pal Cookies and Cream Flavor White. Aišku, geriausia dar ir dip naudot, bet aš neturėjau dip ir dabar biškai mažai silverio turiu, nes nusipirkau savo 3 carp setupus. Tai va, setupas labai paprastas. Aišku, nesu profesionalas, galbūt kažką netaip čia pasidaręs, jeigu būtinai parašykite komentarus. Tai labai paprasta, visi 3 setupai tokie ir galit pasišert, aš nelabai kaip matot turiu pašarą arba jau kibimas. Tai vieną galiu užmest, oi čia 10, nu nesvarbu. Tai va, kažkas vajudina, įdomu kas tikėtina, kad arba karpis, arba Crucian, arba Gibble yra pagrindinė žuvis, ką čia jūs pagausit. Taigi, įmanoma čia ir karšių pagaut. Esu matęs, kaip žmonės šaufį pagavo, o kaip matot, turim kažką jau nedidelę, bet žuvis tikrai nebloga, va, Gibble Carp. Toksai, kilos 300, neblogai. Pagrindinis dydis yra tarp 700 gramų, bet aišku, gali būti įvairių dydžių. Ir aš esu čia pagavęs tikrai nemažai trofėjų. Ir Crucian, ir Gibble galbūt per šitą video irgi vieną pagausiu. Tai pagrindas jūs galite čia ir su potatoes, galite ir su sliekais. Jeigu norit pabandyti grinai Crucianus gaudyti, tai naudokit Crucian Gibble Carp mixą ir cottage cheese dough. Arba egg dough, bet man labiausiai patinka cottage cheese dough. Aišku, galite ir su boiliais pagaut, bet man geriau sekasi su cottage cheese. Taip, tai dabar vieną ištraukiau meškerę, nes noriu pakeisti jai masalą. Tai va čia vieną iš mano carp setupų, va užsidedam basic bottom fishing rig, pasikeičiam į feederį su classic feed mix, turiu vieną, reikės eiti nusipirkti. Bait naudosiu cottage cheese dough, irgi viskas tas pat, galiu kabliuką pakeisti į šitokį. Galit ir semoliną naudot, labai gerai veikia, bet man asmeniškai cottage cheese dough geriausiai. Irgi va į ten pat maždaug reikia mest. O, turim kažką panašu. Ir panašu, kad pusę velnio jau čia jau. Ir tai yra karpis, va dar vienas virš 3 kg, man atrodo apie 4 bus. Irgi va, kaip matot, cookies and cream su... 3 kilai, lygiai biškį perdėjau. Tai va, kaip matot, aš čia žvejoju tikrai neilgai ir jau turim 2 karpius, abudu va, čia markerinį. Ir turim 3 Gibble Carp, vienas neblogas. Gavau gan stiprų kibimą iš tos meškerės ir mes kažką turim. Oba, ant boilių. Tikrai nebloga žuvis, wow. Aišku, čia nėra pati stipriausia combo, bet reikia laikyti šitai. Bet va, iškabinam kažką ir kažką gan neblogo. Ant tų mažų boiliukų. Man kažkaip ant jų labiausiai sekas. Na taip, reikia pakirst, nenoriu, kad atsikabintų. Panašu, kad čia nebus common carp, man atrodo, čia bus arba grass carp, arba black carp. Bet black carp kažkaip man nelabai, man čia labiausiai tikimba grass carp. Tai va pasižiūrėsim, kaip čia dabar bus, ar čia greit ištrauksim ar ne. Panašu, kad labai greit pavargo, tai gal čia ir yra common carp. Nes taip greit man grass carp tai nepavargsta. Žiūrim paviršių. Ir išpaviršiavo. Tai yra common. Tai va jau turim jį netoli kranto. Tikrai neblogas, panašu, kad karpis.
tikrai neblogas, virš 10 kilų, tai manau tikrai bus. Tai kaip ir sakiau, 12 kilogramų apie. Blemba, čia neblogas, jo, čia tikrai neblogas, nu. Jo, 12 kilų, kaip ir sakiau, atspėjau. Tai va jau čia biški geresnė. Teko mane eit paskui jį, nes pradėjo labai mane spūlinti. Irgi šitam spote tas pat klip, viskas tas pat. Ant boilių, ne ant cottage cheese dough, bet va kažkas ant cottage cheese dough irgi yra užkibę. Tikėtina, kad gibble bus. Kur jisai čia nulekęs čia. O, atspėjau. Beveik 900 gramų. Turim 10 žuvų, minus tas 2, kurias jau turėjau setelį. Ir daugelis šitų žuvų dar kol kas visas yra checkmarker, va kaip matot. Va turim 3 didelius, nu vieną didelį ir 3 mažiukus karpius. Ir va matot, turim nemažų gibble carp. Tai va dar biškį pažvejosiu, pasižiūrėsiu, pabandysiu jums parodyti crucian carp. Nes čia jau tikrai yra. Ir taip, turim kažką vėl kažkas nepasakyčiau, kad labai didelė, bet man atrodo neblogas. Va, dar vienas common carp ir dar vienas tikrai checkmarkeris. Kaip matot, nuo dydžio vėlgi bus kokie apie 3-4 kilai. O, beveik 5 kilai. O, new ability using hinged stiff rig. Kietai. Na, nebloga. Nebloga, 5 tokie kilai jau čia yra biškis silverio. Tai va. O, ir turim kažką ant cottage cheese dough. Prasidėjo labai veiksmas. Ne tankas, bet dar vienas gibble carp. Ir turim ant 3 meškerės kažką ir panašu, kad nebloga, va virš kilo. O, wow. Tikrai kažkas pastvėrė. Nepasakyčiau, kad labai didelė, nes nespūlina, bet... Jo, ne tankas, bet nebloga. Jo, nebloga, vėlgi virš 3 kilų bus. Jo, 3 kilai, 3 kilogramai. Neblogai. O, ir va, turim dar vieną kibimą ant 2 meškerės. Čia ryte va, po 11 dabar labai suaktyvėjęs spotas, kaip man. Turim porą žuvyčių. Pala, ten cottage cheese dough, tai čia yra. Uch tu.